Mūsų pirmoji diena prasidėjo taip. Sveiki visi! Atvykome į mūsų pabėgimo kambarį. Į muziejų. Eisim į pabėgimo kambarį. Ar čia taip galima? Aš biški nemanau. Čia taip biški lipam ant žolės. O ne. O no. Kaip jautės, Le? Kai laukina. Pažiūrėkit, čia yra veikos. O, tu dieve. Bet ne čia jie visi rasti, reikia šviežio rakto, guys. Opa! O va, čia tai ledova apranga. Ne, neradau. Tu biški tiek iš šono. Bet čia aš ne. Taigi neįlipam. Daug vietos. Nu tai nesąmonė jaučiu. Ova! Все, mano. Einam, goda. Eik, pamagau. O, va čia tai tikrai sklepas. Skaičius. Jo, nes čia yra skaičiai ir kai dvi gumelės sujungsi, gausis vienas skaičius. Bet aš spėju, kad čia skaičius. Rašykit kažkas. Nu tai garsiai paskaitykit. Bet reikia uždaryti šitą duris, sakė, tai palaukit. O, vau. O, jau. Turi būti raktas. Uždaryk duris tam. O, opa! Žinoma, Sigma esu. Viskas šaikė, kaip jaučiatės? Gerai. O, jo. O, jas. Nemoku. Tai bėgam. O kur mūsų draugai? Dabar mes einam į muziejų. Buvo kiek žiūrėkit, pakura, bet pagrindė ėjo vokiečių lietuvių. Galėčiau sakyti taip, kad vyravo rusiški ginklai. Kabindavo svarmenis ir sverdavo. Dabar šitą ližė yra skirta durpiamkas, bet šiam krašte ližė nuo irklo praktiškai nesiskyrė. Žiūrėkit, šakės kotas. Ir šitą mažąją, sakykime, šaudmenų dėžės įvairiem šaudmenim. Ir čia kas, pažiūrėkite, simbolikas sukrito. Ir Lietuvos meilė. Ir, sakykime, va šitas, kadangi jau ten buvo gerai pagamintos kopijos, rusiškų šovinių. Vokietis yra va tos mažos skylutės vedinimo, kadangi pošalmis, o tos didesnės yra diržiukai. Pas vokiečius eidavo taip diržiukas, o pas rusus eidavo šitaip diržiukas šalmo. Mūsų antroji diena prasidėjo taip. Sveiki visi, šiandien yra patyriminių antra diena. Mes piešiame Lietuvos įžymę architektūrą. Tikrai taip. Keliaukime. Keliaujame į dailės klasę. Labas, Jarūnė. Ką pieši? Piešiu renkas ragą. Labai gražu. Daug vaikų susidarė. Labas, Milda. Ką pieši? Akmenus. Labas, Martyna. Labas, Senai. Ką pieši? Aš piešiu krikštus. Krikštai yra mažosios Lietuvos kultūros dalis. Krikštai yra būtent vien mažoji Lietuvoje. Šiaip iš tikrųjų, Žemaičių Naumiestis nėra mažosios Lietuvos dalis, bet mes esame labai arti šalia pasienio, todėl mes vis tiek siejame su ta kultūra ir mes priklausome Šilutės rajonui. 2 hours later. O Šilutė yra mažosios Lietuvos kultūros sostinė, tai aš manau, kad tiesiog yra, kai kalbam apie gimtąją kraštą, apie kultūrą, aš labai save sieju ne tik su žemaitiška kultūra, kur mes esame, bet ir su mažosios Lietuvos kultūra, kur mes siejamės. Ir krikštai, tai tokie specifiniai kaip Gerai, pakanka. Mūsų trečioji diena prasidėjo taip.
Sveiki visi! Šiandien turim ypatingą dieną, jūsų laukia surprizai, 2 surprizai. Vienas čia salėje, kitas toliau teritorijoje. Sveiki, mes atvažiavom prie Degučių bažnyčios, tenai eisime į vidų ir pasikalbėsim su klebonu. Tikrai taip. Mes dabar laukiam klebono, nes jisai neatvažiavęs dar yra. Aš irgi bėgu. Irgi bėgu! Bėgam! Klebonas atvažiavo. Kamera, bėgam. Tuoktis. Kas? Ne, Milda. Šiandien dirbu. Labai gražiai palyginus. Čia karsta ten. Seniai. Aš čia pačios tos durys atsidarė, ar yra kas jas apatino? Mes jau niekaip nėra. Pačios atsidarė. O mes pasilenkėme įėję. Dabar reikia melstis, tai mes biškinę filmuosim. Reiškia, tas yra relikvijorius, didesnė monstrancija, kur ostį įdedam švenčiaus sakramentą. O reiškia, čia kryžiaus forma yra toks prisiūtas mažiukas gabaliukas. Ar jis koks kauliukas iš šventų paimtas, ar koks drabužių gabaliukas yra relikvija, reiškia. Ir kai būna šventė, reiškia, mes turim kryžiaus relikviją, naumėsi, per kryžiaus šventę pabučiuojam ir gerbėm. O čia yra, nežinau, kino, ar Judo Tado, ar aš pats nežinau. Judo Tado. A vėl jūs turite tą maišą. Kas lepėt? Kas lepėt? Rodykit. Aš ir noriu. Jau. Tai tada Jėzus atėjus laikui, kai reikėtų išsodinti grupelėmis po kelis ir padalinti čia kaip duonos padauginimas, kad su visais pasidalintumėt. 4 grupelės galėjo būti ir visi dalykas po kasniuką. Raudonom rožėm sninga.